Taigi sveiki atvykę, šiandieną bandysime padaryti iš 6 eurų plaktuką į 100 eurų plaktuką. Štai čia aš turiu plaktuką iš Litagros už gal 7 eurus kainavo, 7 man atrodo eurus kainavo, jisai štai taip atrodo ir čia aišku 100 eurų nekainuos, bet padarysime, kad būtų žymiai patogiau dirbti su šiuo plaktuku. Tai pirma, čia taip išapvalinsime, padarysime kaip ant šito plaktuko, iš arčiau tuoj. Matot, jisai toks apvalus, o tas toks tiesus čia yra. Tai labai padeda, pavyzdžiui, ant priekalo kaikalų su šituo apvaliu. Jisai nenuslysta, pavyzdžiui, kai kita pusė. O šitas tai švis kampai daužasi ir labai sunku su tuo plaktuku dirbti, bet aišku, su šito irgi įmanoma pagaminti visokių darbų, bet aš noriu parodyti, kaip šiek tiek darbo gali jums pakeisti šį plaktuką ir labai padaryti, dar daugiau padaryti naudingesnių. Tai tiesiog imsime bulgarkę, pasimsime šveitimo diską ir nušveisime, bet pirmą aš noriu parodyti, kaip su šio plaktuku pagaminu vieną lapelį ir paskui su kituo plaktuku kaip kitą lapelį pagaminu ir pažiūrėsim greitį, pažiūrėsim grožį, tai nieko nelaukia ir pradedame gaminti lapelį. Štai ir gavome tokį kaip ir lapelio ruošinį, su šiuo plaktuku irgi gan greitai išeina. Žinoma, ir su juo galima, bet aš jums parodysiu, kaip galima jį patobulinti, kad jisai būtų 100 eurų vertės. Nebus tiek daug, bet bus žymiai patogesnis ir žymiai geresnis. Turėjau biškį vieną problemą, kai taip kalu ir tas kampas ir man biškį veido atgal atšoksta, tai biškį ne kažką. Aišku, į veidą netrenkiau, bet pavojinga biškį. Tai dabar pradedame šitą šveisti, viską parodau, tai nieko nelaukia ir pradedam. Gerai, tai pabaigiame prie plaktuko, dabar eisime prie rankenos. Štai va, kaip šokinėja ant vienos pusės, kur labai daug šveičiau. O ant kitos biškį nuėmiau vis tiek tos kampus, kad labai ten nesidaužytų. Tai va vis. Visai neblogai daužosi, kaip čia pasakius, nežinau. Tai dabar pereisime prie rankenos, tiesiog nušveisiu aš ją, padeginsiu, kad būtų juoda ir sutepsiu su medžio laku. Tai nieko nelaukia ir pradedam. Tai štai ir gavome štai tokius lapelius, čia su pirmu plaktuku, su to pačiu plaktuku, bet prieš darimą ir šitas po. Tai šitas žymiai gražiau išėjo ir nėra tokių žymių, kaip va štai čia. Tai va. Tai tikiuosi patiko šis video jums. Jeigu patiko, spauskit laiką. Štai tokį va kaip ir plaktuką gavome. 100 eurų. Šiaip labai praverčia toks dalykas, buvo jisai toks čia apvalesnis toks, o čia toks tiesus, tai kaip visokiems skaltams kai galiu, o šitas tai kaip metalą bandai kuo išploninti, kuo pailginti. Tai va, tai tikiuosi patiko šis video ir susitiksime kitame.